Sveiki, chebrytė. Nu ir va, pirmas mano bandymas povandeninės vesti ant kameros. Ir sakyčiau, paėjo labai neblogai. Įkirsta lydeka, kibimas turi sekti visai neužilgo. Tai ir kibimas, lydeka graži, 89 cm. Svarstyklių aš niekada nesivežioju, tai tikrai nesveriu. Kilogramų nepasakysiu niekaip. Tai sudirbo vesti guminukas 19 cm. Meškerė, kur atlaikė gražų vilkiavimo kibimą, tai taip pat nauja, kurią irgi išbandinėjau, tai Maximus Axiom nuo 10 iki 40 gramų užmetimo. Tai kotukas vilkiavimui pasakiškas, greitas, metikas geras, aišku, savaime aš nemėtau tikrai su kamera ir su tokiom gumom, nes vien guma ir galvakablis jau eina virš 100 gramų, sakyčiau, berods, o plus dar kamera 40 gramų, tai net nerizikuoju mėtyt, nesinori sulaužyt, tai tiesiog plaukdamas gražiai išleidinėjau atitinkamą kiekį valo, kad pasirinkt kažkokį maždaug gylį, kuriam vilkiausi. Taip pat buvo sugedęs mano varikliukas vilkiavimo, tai teko susitvarkyti variklis ir sakau, reikia, kad jau susitvarkiau, reikia nulėkti ir išbandyti, pažiūrėti, ar viskas tvarkoja, ir greičius palaiko, ar reguliuojasi normaliai, nes senajam mano varikliukui sugedo greičių pavaros dingo. Tai plaukiau realiai didžiausiais greičiais, tai biški buvau susinervavęs, bet dabar viskas tvarkoja. Greitai galiu pasireguliuoti, tiek 2 kilometrus pasidaryti, jeigu reikia, tiek 3,5, tai viskas dabar tvarkoja, tikrai viskas super. Ir kam? Bandysim daugiau daryti tokių video, kad pamatytų tų pačių lydekos kibimų iš po vandens. Čia pasimatavau lydeką, viskas tvarkingai atsikabinta. 89 cm, tai superinis dydis kaip pirmam bandymui. Tiek naujo variklio, tiek kamerytės, tiek spiningiuko, kurį gavau iš Lucky Tackle EU. Ir paskui dar, aišku, savaime sustojau biškį pamėtyti pagal žolės, tai taip pat išbandinėjau kilbuko nuostabius masalus ir visgulys taip pat sudirbo. Tai visgulio pagavau Sibero 70 cm lydeką, kuri irgi taip pat puikiai davė vaizdų. Nu ir ką, chebrytė, galiu pasakyti. Laukit naujų video. Tikiuosi vanduo praskaidrės labiau, kad geriau dar tos pačius kibimus matyti ir visą kitą, tada tikrai bus ką žiūrėti. Nu ir ką, lydeka plaukia atgal. Kiekgi čia galima kankinti. Biškinė pasisekė su paleidimu, išslydo ir varė, kaip reikalas. Tai va, chebrytė, laukit naujų video ir manau neužilgo susitiksim vėl.